riboja, gal daugiau užsispyrimo, gal daugiau... Bet visą tai, kaip sakyt, ateina, visatos negali paskubinti, visatos pokyčių, žinai, ir to judesio. Tiesiog turi užsibrėžę savo tą tikslą ir eini link to, žinai. Tikrai ne pinigai tai riboja, ne šeima riboja, ne kažkoks kitas šalutinis darbas riboja. Tiesiog niekas neriboja, viskas eina savo vaga. Aš kartais jaučiu, kad tas ego mūsų, tas racionalusis protas sugalvoja pasiteisinimų, kodėl aš kažko negaliu. Racionaliai taip, kaip aš vyrui aiškinau, kad problema, kodėl negalim pirkti mašinos, yra kainoje. Nors tai nebuvo kainos problema, tai buvo emocinė problema. Ir mes dažnai surandam tų pasiteisinimų, nes pasąmonė, jinai nekalba žodžiais, racionaliais žodžiais, jinai tau ir nepasakys žodžiu, ko tu iš tiesų bijai. Tai yra toks subtilus, neaiškus jausmas. O protas tiesiog sugalvoja jam interpretaciją. Ir reikia labai didelio įsigilinimo į save ir nuoširdumo su savimi, kad tą jausmą išversti į loginę kalbą, ištraukti į sąmonę ir įvardinti. Aš labai atsiprašau, norėjau visiems padaryti įrašą, bet tik dabar neseniai paspaudžiau play, nes iš to jaudulio buvau pamiršusi pradėdama. Ir norėjau paspausti, kol vis dar ant ekrano šitą skaidrę ir šitie užduoti klausimai, kad tie, kas norėsit pakartoti, pažiūrėti ir pamastyti ramiai lėtai, galėtume tą padaryti. Taigi, judėkim toliau. Pas mus labai žaibuoja, kad tik netektų išsijungti kompiuterio, nes čia tiesiai virš galvos pliauškina. Pas mus irgi. Pas mane dar ne. Pas mane dar ne. Taigi, tiesiog norėčiau, kad jeigu jau skyrėt laiko išklausyti mano paskaitą, nors jūs jau tikrai šitom temom mąstėt, jūs tikrai jau dirbot su savim, bet visada verta pakartoti šitos klausimus. Ko aš noriu, kas mane stabdo. Ir dažnai paaiškėja, kad stabdo visai ne tie objektyvūs dalykai, kuriuos mes savo racionalizuodami įvardinam, o stabdo vidiniai barjerai. Sakom, tas ego mums sako, negaliu, man tai nesaugu. O Henris Fordas labai gerai yra pasakęs, ar tu manai, kad gali, ar tu manai, kad negali, tu esi teisus, mes visada esam teisūs. Mūsų tas subjektyvus vertinimas mums yra tiesa ir mūsų tiesa tampa mūsų realybė. O įsitikinimas yra mintis, kurią laikome tiesa ir, kaip sakau, jinai yra tiesa mums. Mes ją gyvename. Jeigu aš pasakiau, kad kažko daryti neįmanoma, šitos durys neatsidaro. Aš taip nusprendžiau, pasakiau, aš to šventai tikiu, todėl kam man eikvoti savo jėgas ir laiką, bandant jas atidaryti. Jos neatsidaro. O jei kokia nuostaba ėmė, po 10 metų kažkas pro jas įėjo. Ar ne? Aš šventai tikėjau, kad jos neatsidaro, todėl niekada net nepaklibinau. Mums taip pasitaiko, mes kažko manom, kad mes negalim ir mes nedarom. O aš esu dėl savo fizinių apribojimų gyvenimo išmokinta, kad viskam padaryti yra bent 3 būdai. Tas įprastinis, kaip tai daro visi, neįprastas, kaip niekas nedaro ir dar nesugalvotas. Jeigu atrodo, kad negali kažko padaryti, tiesiog sugalvok, kaip galėtum, ko tau reikėtų, kad galėtum. Ir fizinis apribojimas yra menknikis. Jeigu aš negaliu majonezo bankės atsidaryti, aš galiu paprašyti kieno nors, kas man ją atidarys. Ir problema išspręsta. Galima pasisamdyti, paprašyti, galima rasti, kam pašaukimas atidarinėti majonezo bankės ir save realizuodamas dėl manęs tai mielai padarys. Bet jeigu aš viduj sakau, kad aš kažko negaliu, man kažkas nesaugu, aš nedrįstu, aš kompleksuoju, aš bijau, ką apie mane pagalvos, aš to net nebandysiu, nieko neprašysiu, niekam nesakysiu, kad galbūt norėčiau, kad manęs nestumtų į tai nedaug vieną. Ir tik kvailys identiškai kartodamas tą patį veiksmą gali tikėtis vis kitokio rezultato. Bet aš tarp savo klienčių labai dažnai matau tą situaciją, kai jos tikrai kaip tas žirkienas rate bėga, kartoja, suka vis tą patį. Ir neįsigilina, kas va čia viduje jos stabdo, kokie įsitikinimai verčia pasirinkti vis tokį patį partnerį, konfliktuoti vis dėl tų pačių dalykų.
reaguoti vis tom pačiom emocijom ir mintim, priimti tokius pat sprendimus, veiksmus ir gauti tą patį rezultatą. Kol nesusimastai, iš kur kyla tas rezultatas, visi pasmerktas jį kartoti. Juk mes kūrėme savo realybę, remdamėsi tais ribojančiais visais įsitikinimais iš esmės. Mes turim jų ir pozityvių, ir negatyvių. Ir remdamėsi savo įsitikinimais mes priimam sprendimus ir veiksmus. Galbūt čia reikėtų į tarpą dar įterpti jausmus, kad mūsų vidiniai įsitikinimai, mūsų ta praeities patirtis verčia mus, jinai komunikuoja su mumis per jausmus. Kyla tam tikros emocijos ir mes remdamėsi tomis emocijomis, to noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, priimam sprendimus, atliekam kažkokius veiksmus, turim rezultatus. Ir dažniausiai tie rezultatai tik patvirtina turimą įsitikinimą, nes ant jo jie ir buvo pastatyti ir mes sukam tą ratą tada vėl ir vėl iš naujo kaip žiurkėnai. O realybės yra iš tiesų žymiai, žymiai daugiau. Mūsų smegenys kas sekundę gauna 400 bilijonų bitų informacijos. Iš viso tiek mus pasiekia. Aš neįsivaizduoju, kaip tai apskaičiuota, bet didžiausios pasaulio bibliotekos visų knygų, visų puslapių prireiktų, gal netgi neužtektų užrašyti visiems nuliams šitos skaičiaus. Bet sąmoningai mes išfiltravę priimam tik tais 2000 bitų informacijos per sekundę. Tai ne 1%, ne 100% dalelė, tai žymiai, žymiai mažiau. Ir žinot, kas čia šitoje vietoje yra liūdniausia? Kad dėl tų filtrų, per kuriuos matom realybę, mes priimam vis tuos pačius 2000 bitų informacijos per sekundę. Geriausias to pavyzdys yra iš salų, kur buvo visi tamsiaplaukiai, atvykęs imigrantas į Ameriką, niekada nematęs raudonplaukių. O Amerikoje raudonplaukiai yra gal 13% tų airių atvykusių. Ir galbūt 2 mėnesius bendravo su žmonėmis, vaikščiojo gatvėje, gyveno savo gyvenimą ir netgi su kažkuo pakankamai dažnai bendravo ir po 2 mėnesius staiga jam, wow, o plaukai, aš galvojau, kad tu brunetė. Staiga akys atsimerkė ir suvokė, kad tie plaukai visai ne juodi, o raudoni. Žmogus to, ko nesitikė pamatyti, jisai nepastebi. Buvo ir mokslininkų atliktas eksperimentas, liepė stebėtojams žiūrėti tokį įrašą, kuriame ten mėtė kamuolį ar kažką ir liepė tokį sudėtingą kažką tai sekti, kam reikia didelio susikaupimo, ar tam tikrų kamuolių, kiek kas perduos, ar, žodžiu, kažką stebėti, ką tie veikėjai daro. Po to, kai jie pažiūrėjo filmuką, visi suskaičiavo, svarbiausia buvo ne tas atsakymas, jų paklausė, o jūs matėt besistaipantį klouną antrame plane? O jis ten labai demonstratyviai staipėsi, visai maivėsi. Ir ryškiai matėsi, visi sakė, koks klounas, ten nebuvo jokio klouno. Nes visi tai buvo susitelkę į tai, ką tikėjosi pamatyti, kad kažko visiškai ten nederančio ir neturinčio būti, jie nematė, taip kaip mes nematom egzistuojančių mums galimybių. Aš kartais nusprendžiau, kad kažko noriu ir jeigu pavyksta savo sąmonę pakelti truputėlį aukštėliau, atverti ją, būna, kad suvokiu, jog, wow, aš tai jau turiu. Nors iki tol buvau neturėjimo būsenoje, kad tikrai to neturiu ir labai noriu, o pasirodo, jau turiu. Arba atrodo, kad viskas, mano galimybių visos išnaudotos. Yra tiek, kiek yra, daugiau neegzistuoja. Bet užduodi klausimą, atveri sąmonę ir ateina tada, kai tu atsiveri truputėlį daugiau informacijos arba naujos informacijos nusiteiki priimti, staiga ateina įžvalgos, kad panaudojant tai, ką tu jau žinai, ką tu jau turi, tu gali, dar kokios galimybės tau egzistuoja, kurių iki šiol net nematėjai. Buvo prieš tave, bet buvai joms aklas. Tavęs joms nebuvo galbūt. Ir maža to, mes esame linkę su laiku vis tvirtinti tuos įsitikinimus, nes mes nuolat ieškom įrodymų, kad jie teisingi. Pavyzdžiui, vartydami laikraštį, mes tik atkreipiam dėmesį tik į kai kurias antraštes. Atkreipiam dėmesį į tas, kurios rezonuoja su kažkuo mumyse, su mūsų viltimis, norais, baimėmis, o kažką kitą praleidžiam. Kažkuri mūsų dalis nuolat ieško įrodymų, kad mūsų įsitikinimai yra teisingi ir praleidžia faktus, kurie jos paneigtų ir tai veda prie to fenomeno, vadinamo savaime išsipildančią pranašystę. Arba buitiškai sakiau, jog
mes manom, kad bus taip ir mes tuo savo lūkesčiu praktiškai nesąmoningai sukūrėm, kad tikrai būtų taip. Nuspręs, kad visi vyrai kiaulės ir nėra ką apsirengti ir pasirinksi draugauti tik su vyrais kiaulėmis ir apsirengti irgi nebus ką. Nes mūsų rūbus renkamės mes pačios. Jeigu nėra ką apsirengti, reiškia, čia mes patys tai sukūrėm. Nespinta kalta, ne rūbai, ne kažkas kitas. Mes taip jau numatyti gamtos, kad mes turim kuo greičiau išmokti, kaip būti žmonėmis, kuo anksčiau. Ir mes mokomės iš visos patirties, kurią gauname. Darome išvadas, formuojame įsitikinimus apie save ir pasaulį. Ir tie paskui įsitikinimai lemia, kokių mes patirčių sieksime, nes jau padarėm išvadą, kad jos mums kažką tai gero duoda, malonius patyrimus. Ir nuo kažko mes bėgsime, kažko vengsime, nes tai sukelia nemalonius išgyvenimus. Nes taip jau buvo, mes tai žinom, viskas, tai jau fiksuota. Gyvenimas yra toks, taškas. Ir tas mūsų polinkis fiksuoti tuos įsitikinimus, kartą nusprendžiu ir viskas yra didžiausia problema, nes gerai, jeigu suformulavai labai sėkmingus, labai pozityvius įsitikinimus, kurie tau leis autopilotų pasiekti sėkmės, gerovės, klestėjimo, laimės, meilės ir visų kitų gerų dalykų. Bet jeigu turėjai, o mes visi turėjom bent kažkiek negatyvių patirčių ir iš jų padarėm, ir net svarbiausia ne patirtis, kiekvienas išgyvenęs, kiekvien du žmonės išgyvenę identiškai tą patį galėjo skirtingai interpretuoti tą patirtį ir padaryti skirtingą išvadą. Iš tikrųjų, mes užprogramuojame save patys tomis išvadomis, kurias padarom, ta interpretacija, kurią padarome tom patirtim, kurias patyrėme. Ir dabar įsivaizduokite, jeigu kažkas turi svajonę apie nuosavą verslą. Galbūt Young Living, galbūt kažkokį kitokį. Tiesiog svajonę apie savo veiklą. Ir vienas jų turi įsitikinimą, aš greitai mokausi, naujos patirtis daro gyvenimą įdomesniu. Jei iš nesėkmės pasimokai, sekantį kartą sėkmės šansai bus didesni. Negaliu sau leisti švaistyti gyvenimo veiklai, kurioje nesijaučiu sėkmingas. Ir štai kitas žmogelis, kurio patirtis gyvenimo buvo sunkesnė, pas kurį yra įdiegti įsitikinimai, aš nepakankamai geras, nieko nepadarau tinkamai. Jeigu į mane atkreips dėmesį, greičiausiai sukritikuos ar net išmeks. Juk aš nepakankamai geras. Turiu džiaugtis to, ką turiu ir laikytis to, nes bet kada galiu prarasti. Negaliu sau leisti rizikuoti ir patirti nesėkmę, nes tada visi supras, kad esu nepakankamai geras ir tikrai atstums ir išmes. Kuris iš jų pradės nuosavą verslą? Kuris iš jų pasieks sėkmės? Lyg ir akivaizdu, kai taip sudėlioja, ar ne? O didžiąją dalį įsitikinimų mes suformuojame ankstyvoje vaikystėje iki 7 metų. Kaip sakiau, gamta tiesiog yra mūsų užprogramavusi evoliuciškai, kad mes kuo greičiau taptume nepriklausomi, išmoktume, kaip gyventi ir išgyventi šiame pasaulyje. Todėl mes esame sukurti taip, kad vaikystėje smegenys veikia daugiausiai teta bangų dažnių ir mes kaip kempinė geriame į savį visą informaciją, visą patirtį. Labai jos nediferencijuodami, nėra dar kritinio mąstymo, nėra pakankamai patirties, kad jau kažką galima būtų sulyginti, todėl įsirašom viską. Ir vaikiškas protelis dažnai padaro ir labai tokių neracionalių išvadų. Tarkim, aš dirbu iš namų, štai čia savo darbo kambaryje, mano sūnelis, aš labai džiaugiuosi, kad dirbu iš namų, nes aš nieko nepraleidžiu. Mano sūnelis vakar nukrito mėlynį įsitaisę, aš galėjau lėkti pas jį su levandų buteliuku ir ledu ir sėdėti guosti ir tas grūzas labai gerai susileido mums. Bet iš kitos pusės, jam matyti mane nuolat dirbančią ir užimtą ir neskiriančią jam viso laiko, kurio jisai norėtų, jam yra tai nelabai patraukli idėja ir jisai sako, man nepatinka tavo darbas, man nepatinka, kad tu dirbi. Aš jam bandau paaiškinti, kad, žinai, reikia dirbti, man patinka mano darbas, o ir pinigėlių reikia, mes jau norim tau kambarį įrengti gražiai. O jisai man yra vienas labai supyko, sako, aš išmesiu tavo kompiuterį. Nes jisai pyksta ir tai suprantama, vaikystėje mes taip logiškai, racionaliai negalvojam ir mes tiesiog reaguojam emociškai ir darom savas išvadas. Aš savų išvadų prisidariau vaikystėje, jisai daro savas. Ir tu stenkis, būdama mama, tėvu, kiek tik nori.
daryk, ką nori geriausio, vis tiek jie padarys savas išvadas. O vėliau gyvenime tos mūsų smegenų bangos, jos jau nebe tokios, mes taip lengvai nebeįsileidžiame naujos informacijos. Dominuojančios smegenų bangos yra beta dažnis. Jos yra, tas budrus, kritiškas, sąmoningas mąstymas, truputį streso, labiau loginis mąstymas. Kai mes labai atsipalaidavę perinam į alfa bangas, jau tada kūrybinis mąstymas įsijungia. Kai mes giliame miege, tai yra delta bangos, jau visiškas labai gilus atsipalaidavimas ir tarpe tarp jų, tarp atsipalaidavimo alfa bangų ir gilaus miego delta yra teta bangos. Ir praktiškai mes su jomis ir be patiriame jas tame tarpe, pereinant iš atsipalaidavimo į miegą ir prabundant pereinant atgal. Tai kažkokioms praktikom darbui su savim visi žino, kad tai yra pats palankiausias laikas, tik nubudus ir prieš pat užmiegant, kai jau esam labai apsnūdę ir ant miego ribos. O vaikučiai vis tą galimybę įsirašyti naują informaciją turi visą laiką. Ir jie suformuoja programinę įrangą, kuri lems jų mąstymą, jų reagavimą, jų sprendimus ir elgesį visą likusį gyvenimą. Pagrindiniai metodai, kaip mes formuojame tuos įsitikinimus, yra modeliavimas, kartojimas ir trauma. Modeliavimas mes tiesiog kopijuojame savo autoritetus. Pirmieji mūsų autoritetai, aišku, yra tėvai. Tai yra galingi dievai, nuo kurių priklauso mūsų išgyvenimas, kurių palaikymo mes desperatiškai trokštam, jų palaikymo, pritarimo, meilės ir stengiamės visai kopijuoti juos, kad būdami panašus į juos, sulauktume jų pritarimo, dėmesio, meilės, palaikymo. Kartojimas yra, žinot, kaip būna negi populiarios dainos. Labai daug yra dainų apie nelaimingą meilę, apie kažkokį tai sielvartą žmonės dainuose išlieja. Yra posakiai, kad ir tas visi vyrai kiaulės, ne? Reikėtų nustoti jį kartoti, bet aš čia dėl pavyzdžio. Šiaip aš ją nekartoju. Bet mūsų kalboje, jeigu pasieksit sąmoningai, yra daug tokių parazitų. Mes savo Lietuvą vadinam bananų respubliką, mes burnuojam ant mūsų politikos, mes turim tą išankstinę nuostatą, kad visi jie nesąžiningi ir taip toliau, kad bosas visada stengsis mokėti tau kuo mažiau, tave išnaudoti. Ir tie negatyvūs įsitikinimai, jie yra kartojami mūsų visuomenėje per įvairius posakius, išsireiškimus, per kalbas, apkalbas, per mums daug kartų kažką pasako, populiarioji kalboje tiesiog įmaišo tuos įsitikinimus. Ir mes daug kartų girdėję, nebemastom apie tai, priimam kaip savaime suprantama. Apeinamas tada toks kritinis mąstymas, kai tiek daug kartų pakartota, visi tai laiko tiesa, tikriausiai tai yra tiesa ir mes tai priimam kaip tiesą. Tie kartojimo sukurti įsitikinimai dažniausiai laikosi tik tol, kol atkreipiam į jos sąmoningą dėmesį ir išanalizuojam, jie pakankamai lengvai transformuojami. Modeliavimo yra gilesni, o traumos yra patys giliausi. Kai mes patiriame didelį stresą, mūsų vidinė terpė tampa rūgštinė, aktyvuojami enzimai, kurie įrašo tą visą patirtį į ląstelinę atmintį, į mūsų DNR. Aš labai vėlgi priėmiau kaip savaime suprantama, kaip mano keistos asmenybės dalis. Mano polinkis mąstyti apie kraštutinius scenarijus, apie katastrofas. Įsivaizduoti, kas blogiausio, katastrofiškiausio gali nutikti ir kaip reikėtų tai išgyventi. Ką daryti? Man norėjusi būti pasiruošusiai. Aš pažiūrėjau visus filmus apie pasaulinės katastrofas, tvanus, žemės drebėjimus ir taip toliau. Aš skaičiau tokias knygas apie negyvenamas salas, Robinzonas Kruzas man labai patiko. Ir vieną dieną aš uždaviau savo klausimą, kodėl? Iš kur pas mane šitoks polinkis į šitą temą? Aš nesu su jie susidūrusi niekaip savo gyvenime. Nebuvo jokių didelių katastrofų. Ir tada aš prisiminiau, mano močiutė buvo ištremta į Sibirą. Jinai tenais ištekėjo, vadinasi, ir senelis buvo ištremtas. Jiems tai buvo pasaulio pabaiga. Ištremimas į tą negyvenamą salą, kur jie turėjo išgyventi. Jie susidūrė su trūkumu, stygiumi, su dideliais sunkumais, su badu, kaip suprantu, nes senatvėje močiutė kaupė sudžiovinto duoną, bijodama bado ir vagių labai.
Ir štai pas mane kažkoks toks instinktyvus noras būti pasiruošus katastrofai, kad bet kada gali, bet kas, nuo karo iki branduolinės katastrofos, iki zombių apokalipsės, bet kas gali ištikti ir man norisi būti pasiruošusi viskam. Tai mano išgyvenimo dėžė garantuotai įeitų ir eteriniai aliejai. Be jų niekaip. Be jų niekaip. Kaip mes galim perrašyti tuos pasąmoninius įsitikinimus? Modeliavimui mes galim rasti naujų sektinų pavyzdžių. Kas jūsų autoritetai ir guru? Aš iš tikrųjų net nežinojau, kad aš po trupučiuką kopijuoju energetiškai, pasąmoniškai kažką tai iš žmonių, kuriais žaviuosi ir kurios tiesiog stebiu. Aš tiesiog prenumeruoju naujienlaiškius, stebiu kai kuriuos verslo žmonės, dvasingumo srities žmonės. Seku, ką jie daro, galbūt naudojasi jų produktais, skaitau jų interneto svetainės, jų naujienlaiškius. Ir po kurio laiko man staiga susivokiau, kad aš kuriu tokį pat gyvenimo būdą, kokį pavyzdį jie man rodo. Tai tapo mano svajone, mano tikslais. Vadinasi, kaip bankininkai, kai čiupinėjai, tai prisitaukuoja pirštai, ar ne, svetimą lašinį. Tai kai mes būnam tarp tokių žmonių, kurį žavimės, mums prisitrina trupučiuką jų energetikos, jų sėkmės, jų pavyzdžio. Kartojimui galime patys sąmoningai pasirinkti pozityvią informaciją. Mes galim vengti negatyvios, nežiūrėti žinių, neleisti kažkam šalia mūsų neigiamai kalbėti, apkalbinėti, burnoti ant kažko, tai galime kartoti pozityvias afirmacijas. Aš vėliau pakalbėsiu apie tai, kodėl jos nėra efektyvios, jeigu nepridėsi labai kritinio komponento. Kas liečia traumos metu įrašytus įsitikinimus, juos pakeisti visų sunkiausia. Tam reikia pasiekti pačią pasąmonę ir ląstelinę atmintį, paleisti tą pasąmoninį reagavimo ir elgesio įpročio šabloną. Ir tam mes taip pat pasitelkėme eterinius aliejus. Kodėl, aš paaiškinsiu šiek tiek vėliau, o dabar noriu jūsų paklausti, ar jūs pasirengę pažinti savo pasąmoninius šablonus įtakojančius jūsų finansinę gerovę. Aš užduosiu seriją klausimų, tarsi užmesiu meškerę ir žiūrėsiu, kas užkibs. Jūs visi esat intuityvios moteris, visi turite stiprią intuiciją. Pas moteris ypač ryški, todėl pamėginkite klausytis klausimų su tokia atvira sąmonė ir leisti atsakymui tiesiog iškilti. Kas toptelės į galvą, tas ir yra jūsų atsakymas. Ir jeigu norit labai rimtai atlikti šią užduotį ir gauti iš jos maksimumą naudos, jums reikės popieriaus lapo ir rašiklio. Arba galėsit tai padaryti pakartojimo metu. Įrašas jau daromas. Taigi, jeigu kažkas turit prie savęs popieriaus lapą, matau, Erika jau pasiruošusi. Mira tikriausiai irgi bėga pasiimti. Danguolė nesudalyvausi. Padalinkit popieriaus lapą, pasidarykit jį taip gulšiai ir padalinkit pusiau. Tiesiog pusiau. Šitaip. Taip. Rašysim pirmiausia, pirmas etapas vienoje pusėje. Kairėje pusėje užsirašykit tuos ribojančius įsitikinimus, kuriuos identifikuosit, kuriuos užkabinsite. Taigi pradėkim nuo mūsų testo. Pirmas klausimas. Kaip jaučiatės, ar jaustumėtės piniginėje nešiodamiesi 500 eurų? Kad būtų ryškiau iškeltume emociją, įsivaizduokim 5000 eurų. Dideliam kupiūrom jūsų piniginėje, koks kyla jausmas? Ar jaučiatės visiškai komfortabiliai, galbūt dažnai nešiojatės didesnę sumą? Galbūt tie pinigai degintų kišenį ir būtinai skubėtumėte juos išleisti? Ar bijotumėt, nejaukiai, nekomfortabiliai jaustumėtės ir jokių būdų nesinešiotumėt tų pinigų, norėtumėt skubiai padėti į banką, į seifą ar dar kažkur saugiai? Intuityviai, koks jausmas kyla įsivaizduojant didelę sumą prie savęs, vaikštinėjant po miestą, užsiimant reikalais? Čia labai paprastas klausimas. Mira, koks jūsų atsakymas?
Oi, nuostabiai, ar 5,000, ar 50,000, ar 5 milijonai aš galėčiau nešioti. Patikimiausia savo kišenį, ne bankė. Ne, nu tai man čia nedegintų nieko, tai žinai, tai ko ten. Bet jūs jau turėkite omeny, jūs esat pažengusi publika. Jūs jau pasiekėt sėkmės savo veikloje, todėl galima numanyti, kad jūsų atsakymai bus labai pozityvus ir jūs turėsit nedaug arba tie įsitikinimai jums nebus ryškus, jie gali būti labai minimalūs likučiai, aidai tiesiog to, kas galbūt kažkada buvo. O už šitų atsakymų, žinot, koks pasąmoninis įsitikinimas gali slypėti? Pinigai pavojus gyvybei. Turėti pinigų pavojinga, man negalima turėti pinigų. Ne, čia ne apie mane. Pamėginkit iškelti savo klausimą, kiek šitas įsitikinimas man yra tiesa ir įsivaizduokit skalę nuo 1 iki 10 ir koks skaičius jums ateina į galvą. 0. Nuostabu, sveikinu. O visai neseniai aš vedžiau užsiėmimą su Feelings linija aromatų. Ir viena iš moterų sakė, jinai jaučia didžiulį diskomfortą ir tiesiog negali ištverti, kad pas ją yra pinigų. Ir jinai turi jos to jaus pat išleisti ar kitaip atsikratyti, net nepadėti į banką. Jinai turi jų apskritai nebeturėti, tada jin pasijunta gerai, ramiai, saugiai. Ir tenais iš jos pasakojimo kilo įtarimas, kad galbūt pas ją ne su pavojum gyvybei asociacija, o su galbūt yra sieloje neturto įžadas. Nes jinai pasijunta labai gerai, likusi be pinigų, tarsi taip ir turi būti. Meskim meškerę, mėginkim kitą žuvelę sužvejoti. Kai kas nors jums sako komplimentą ir viešai gyrė, jūsų reakcija. Jaučiuosi nelabai smagiai ir skubu atsilyginti komplimentu. Pertraukiu ir dažniausiai nuvertinu savo nuopelnus. Ai, čia nieko tokio, aš galiu paaiškinti, kaip tą padariau. O čia taip, visai nesunku, matot. Ar klausotės, šypsotės, švytit ir labai malonu būti pastebėtoms ir įvertintoms. Koks jūsų atsakymas? Dabar aš vėl turiu pasisakyti, ar bus kitų? Labai norėčiau ir kitų išgirsti. Visi prašom pasidalinti. Na, aš tai jau išmokau priimti komplimentus, bet tam reikėjo laiko. O tu, Danguolė? Jo, lygiai tas pats, kad pradžioj tai buvo labiau kad atsakyčiau atgal komplimentų, o dabar jau maždaug šypsausi ir kartais galvoju, aš žinau. Nežinau. O aš dar kartais prirašom ant Facebook'e kas nors tokių, labai jau pompastiškų pagirų. Aš taip, jūs manęs gerai nepažįstat. Tikrai, aš prisipažįstu viešai, dar turiu trupučiuką padirbėti ties šituo, bet jau dėmesingiau klausausi, nors tikrai yra noras nuvertinti savo pastangas. O už šito klausimu bandžiau išžvejoti štai kokį įsitikinimą. Aš neverta. Taip pat, ypač pas moteris, yra labai didelis tas kabliukas, kad jos nenori priimti. Jos nori būti tos dosnios, geros, mylinčios, visada rūpestingos, rūpintis kitaip, bet nemoka leisti pasirūpinti savimi arba paprašyti pagalbos. Nenoriu būti skolinga, nenoriu būti silpna, nenoriu būti priklausoma. Visi labai neigiamai žiūri į tos tokius verkšlentojus, kurie nuolat skundžiasi. Ir visi jos vadinam tais energetiniais vampyrais. Bet mes tą neigiamą reakciją tokią jaučiam, todėl, kad savyje esam atstūmę tą tokią reiklę, silpną savo asmenybės dalį. Mes nenorim taip priklausyti nuo aplinkinių. Mes norim būti stiprios ir savarankiškos. Aš galiu pati, bet jeigu tai nueina per toli, mes tada atstumėm savo silpnumą ir nepajėgiam priimti pagalbos. Mano mama, pavyzdžiui, visada, jeigu serga, tai yra košmaras. Nes jai padėti neįmanoma, jinai nepriima to, jinai skubės dar kitais rūpintis, bet jinai jaučiasi pati auka, kad jie tai niekas nepasirūpina. Ir nesuvokia to, kad jinai neleidžia ir nepriima. Jeigu jai siūlai, man nieko nereikia, man viskas gerai. Taip, kad tokių žmonių labai daug, kurie neleidžia savo būti silpnais, neleidžia savo priimti. Yra žmonių tokių patologinių davėjų. Jie būna, kad skundžiasi man.
mano didžioji dalis klienčių moteris, tai galbūt tai labiau būdinga moterim, gal yra tarp visų. Bet skundas maždaug būna toks. Aš tokia dosni, aš taip visais rūpinuosi, visiems padedu, visada, kam reikia, visada atbėgs pas mane, žino, kad gaus. Aš ir aukoju, ir nebenamiais gyvūnėliais rūpinuosi. O vat manim niekas nesirūpina, jeigu mane nuolat apgauna, išduoda, pasinaudoja, jeigu aš neduodu, tada jau esu bloga ir mane atstumia. Ir jie skundžiasi, kodėl man neduoda? Nes jie patys save pastatė į tą situaciją, jie patys savo nusprendžia tą pusiausvyrą duoti, gauti, va tik tiek. Ir jie padarė tai savo tiesa, galbūt iš dar giliau esančio įsitikinimo, kad aš neverta gauti daugiau. Ir kuo mes tikime, tą mes gauname. Realybė susidėlioja pagal mūsų įsitikinimus. Ar uždirbate, gaunate tiek, kiek jaučiatės verti? Čia toks slidus dalykas, nes mes visi norim daugiau, ar ne? Tiesiog pajuskite tą vidinį jausmą. Ir atsakymo variantai tikrai ne. Negaunu tiek, kiek jaučiuosi verta, bet daugiau man tikrai nemokės, bijočiau net prašyti, nedrįsčiau prašyti. Antras variantas, man moka tiek, kiek įprasta tokia rinkai profesijai, džiaugiuosi, kad jie gauna ir galiu apmokėti sąskaitą. Trečias variantas, man pasisekė ir uždirbu labai gerai, tiesą sakant, man net nesmagu dėl to, atrodo, kad gaunu nepelnytai per daug. Būna žmonės, jiems jeigu sumokėsi labai dosniai ar vatpinigų pridėsi, tai jau stresą sukelsi. Man gerai moka už mano darbą ir paslaugas ir jaučiuosi puikiai tiek gaudama. Ir visiškas atsiribojimas nuo pinigų, man moka už tai, kad esu savimi, o darau tai, kas man teikia malonumą, taigi to net negaliu vadinti darbu. Kuris numeris? 5. Sveikinu, 4. Jūsų Mira. Tarp 4 ir 5. Dar negalėčiau pasakyti, kad aš visai jau taip nemanau, kad čia man nemoka, bet tarp 4 ir 5, ne 4 ir ne 5 dar. Bet tai jau labai gerai, tarp pačių geriausių. Ir šituo klausimu, vėlgi mes bandėm užkabinti, ar yra tas aš neverta jausmas. Čia publika pažengusi, čia jau yra sąmoninga, sėkminga, ne veltui jūs pasiekėt sėkmės, šitą įsitikinimą arba neturit, arba paleidot. Man tai žinai kas, man kuri frazė, kad kadangi darbas man yra kaip šventė, tai aš nevadinu, kad aš čia dirbu, žinai. Tai man, tai asociacija mano pati pirmoji, ar ne, buvo. O paskui pelnyta ar nepelnyta, aš kaip sakau, visata atsimoka tau už tavo pastangas ir už tą tiesą, kurią tu atiduodi. Man tik dar, žinai, Erika, to šventės gal kiek daugoka, jeigu dar nebūtų. Pavargstam ir nuo mylimo darbo, taip. Taip. Jeigu galima būtų riboti tą šventę. Bet čia savo planavimas, čia jau yra kiti dalykai, čia planavimas, žinai. Aišku. Galbūt pas jūs darboholikės, mylinčią savo veiklą, užkabinsiu kitą įsitikinimą. Jeigu užsimanėt kažko malonaus dėl savęs, ypač įsivaizduokit, kad tai yra 3 savaičių kelionė atostogų. Jo, įsivaizduokit, kad tai dar ir nuo darbo jūs atitrauks. Kokia bus jūsų reakcija? Jei širdis nori, visuomet sakot savo taip, nuoširdžiai mėgaujatės ir tikit, kad pinigų atsiras, užteks, viskas bus gerai, niekas neprapuls. Nusprendžiat, kažkada vėliau pataupysiu, pasiruošiu, pasiorganizuosiu. Impulsyviai gyvendinat savo norą, tačiau viduje jaučiat gėdą ir kaltę. Kad, negerai padariau, ten palikau kažką nebaigtą, kažkur kitur dabar pritrūks. Ar nusprendėt apskritai, negaliu savo to leisti, geriau net nenorėti. Pirmas, šaunuolė danguolė. Jolanta, gal ir jūs atsakysit? Garsas jūsų išjungtas, mes jūsų negirdim, bet galit parodyti ranką. Pirmas, šaunuolė, Mira. Taip. Taip. Šaunuolės damos.
O už šito klausimo galėjo slypėti stygiaus mentalitetas, kad visiems visko nepakaks, viskam neužteks, turiu save riboti. Mes su sūneliu nueinam į parduotuvę ir sakau, nu gerai, gali išsirinkti vieną žaisliuką, nes žaislų skyrių didelį radom. Jisai rinkosi, užmatėm dar kažką smagaus ir mama, aš noriu 2 žaisliukų. Ir ką mamai tenka atsakyti, nu vis dėlto. Mes namus įsirenginėjom, resursai kol kas dar nėra begaliniai, sakau, brangusis, ne, man neužteks pinigėlių viskam. Kaip aš galėjau tai pasakyti? Ir ką jisai padarys, išvada, ką jisai įsidėmės, viskam neužtenka, reikia riboti savo norus, nes jeigu jis pradės zysti, jeigu jisai pradės reikalauti, mamytė supyks, nusimins, išeisim iš parduotuvės, gal tada iš vis nieko nepirksim, nes jisai čia ožiukus darė parduotuvėje. Ir taip į pasąmonę įdėgiama, kad norėti nesaugu, išreikšti savo norus nesaugu, kažkas gali dėl to supykti. O jeigu augi pas tėvus, pas kuriuos yra didelis stygius ir labai limituoti resursai, atsimenu, mama man sakydavo, nebuvo parduotuviai gaidelio, to tokio cukrinio ant pagaliuko. O iš tikrųjų, kada nenueidavom į tą parduotuvę, visada jų ten būdavo. Aš tikrai žinojau, kad jinai netiesą sako, kad nebuvo. Bet tiesiog nebuvo iš ko nupirkti. Ir būna, kad, tarkim, jeigu yra daugiau vaikų, visi nori, o visiems neužtenka patenkinti norų. Ir atsiranda įsitikinimas, kad jeigu aš suvalgiau daugiau nei savo dalį, kažkam pritrūks, broliukui ir sesutei pritrūks. Ne, paėmiau daugiau, savo norėjau daugiau, pilnai, bet kitiem neužteko, kiti liko nuskriausti ir tai lieka, kad aš turiu pirmą pažiūrėti, ar kiti nenori, pirmą kitiem pasiūlyti, o kas liko, tas liko, man neliko. Nupirkom vyrui tenai striukę, vaikui batus į mokyklą, man neliko, aš su senais batais pavaikščiosiu. Štai kaip pasireiškia tas stygiaus mentalitetas ir tas, kad negaliu norėti, turiu save riboti, nesaugu norėti. Dar kartelį užmeskim klausimą, kiek mums dar jų liko. Jeigu norit praleisti juos ir eiti prie įdomiosios dalies, pamojuokit man va taip. Aha. Gerai, tada praleiskim, galbūt užduosiu vieną tik paskutinį iš pabaigos klausimą, ne testo, bet tiesiog susimąstymų. Mes, kaip sakiau, daugiausiai įsitikinimų perimame iš vaikystės. Ir tiesiog pagalvokit, kokia buvo jūsų tėvų finansinė situacija. Tiesiog prisiminkit tą laikotarpį, savo vaikystę, ankstyvą vaikystę. Ar tėvai sutarė, kaip tvarkyti šeimos finansus, ar dėl to buvo konfliktų? Kaip tėvai leido turimus pinigus? Ar leido malonumams, atostogoms, pramogoms, ar taupė, ar švaistė? Koks buvo jų požiūris į pinigų leidimą? Ar buvo dosnus, ar tik rimtiems svarbiems dalykams pinigai buvo skirti? Kokie buvo tėvų įsitikinimai apie turtingus žmonės ir požiūris į pinigus? Galbūt buvo kažkokių neigiamų kalbų apie kaimyną, kuris kažką tai brangaus turi ar gerai uždirba. Ar jie sunkiai dirbo, ar buvo laisvesnis, lengvesnis gyvenimo būdas? Pagalvokit, kokius savo finansinius įsitikinimus perėmėte iš tėvo, kokius iš mamos. Ir aš pabėriau labai greitai klausimus, bet tikiuosi, jūs kažką prisiminėte, ar intuityviai kilo kažkas, tai kas išsirutuliuos mintis per laiką vėliau. Ir tiesiog, kai iškils tie prisiminimai, paklauskit savęs, ar tai tikrai šitas įsitikinimas atitinka mano vidinę tiesą ir ar jis atitinka realybę, kurią aš noriu patirti. Ar aš noriu, kad mano realybė atspindėtų šitą įsitikinimą. Jeigu tėvai labai skirtingai žiūrėjo į pinigus ir jūs perėmėt kažkurio vieno poziciją, bet kito pozicija gyvena jumise ir kelia kaltės jausmą, ar tai jums naudinga? Ar laikas inventorizacijai? Ir permąsčius įsitikinimus, kuriuos galbūt užkabinsit savo, nors jūs jau toli pažengusios sėkmingos moterys, kuriomis galima tik žavėtis, esu tikra, kad visada galima dar vienu laipteliu paaugti aukštyn, o tam reikia paleisti dar vieną ribojantį įsitikinimą, pakelti tas savo lubas. Todėl, jeigu kažką užkabinsit, apčiuopsit, identifikuosit,
Užsirašykit, kaip prašiau, ant lapo, o kitoje jo pusėje suformuluokit priešingą pozityvią afirmaciją. Jeigu įsitikinimas labai stiprus, bus labai sunku ir jausis vidinis nepritarimas tai pozityviai afirmacijai. Jūs mėginsit ją sakyti, o pasąmonė sakys, aha, jo, nusišneki. Nes tai, ką mes sakome žodžiais, tai, ką mes girdime, tai keliauja pirmiausiai į racionalų smegenų centrą ir tenais atsimuša į visus tos mūsų vidinius įsitikinimus kaip į sieną. Ir tiesiog pasėdėkit prie savo užrašų ir pamastykit, kokia kaina tų įsitikinimų. Ko netenkat, ką turėtumėte, jeigu ne šitie įsitikinimai. Nes mūsų, sakykime, impulsai smegenyse keliauja kaip giliai pramintais takais. Pastoviai mąstant tas pačias mintis, išgyvenant tas pačias emocijas, tie neuronų takai tapo stiprus, kaip platus vieškeliai, greitkeliai. O sukurti kitą takelį yra netaip lengva, tam reikia pastangų. Automatiškai mes nesureaguojam kitaip, mes sureaguojam taip, kaip lengviausia. Lygiai kaip kiekvienas įkimdami šaukštą mes jį paimam į dešinę ranką, jeigu esam dešinė rankai, nes taip patogiausia, lengviausia ir natūraliausia. Niekada netyčia nepradėsim valgyti kairę ranką. Tam reikia sąmoningo pasirinkimo, ne? Tikrai niekam nebuvo, kad netyčia ėmiau, paskui susivaiką, oi, aš taip nepatogiai kairę ranką valgau ar rašau. Mes pasirinkam tai, kas yra lengviausia. Ir tie giliai praminti takai smegenų neuroninėse jungtyse yra ten, kur pasuka impulsai automatiškai. Yra tokia indėnų legenda apie mumyse besikaunantį gerą ir blogą vilką, juodą ir baltą. Ir paklausus, kuris iš jų laimės, atsakymas yra tas, kurį maitinsime. Tai užsirašyti afirmaciją aš jūsų paprašiau todėl, kad jinai tiesiogiai neveikia ribojančio įsitikinimo, bet jinai padeda jums pradėti kurti tą pozityvę asociaciją smegenyse, tą naują impulsų taką, naują alternatyvą. Ir kuo jinai bus stipresnė, tuo lengviau bus pasukti kitų kelių. Gal ne automatiškai, galbūt reikės sąmoningo pasirinkimo, bet su laiku, jeigu čia impulsai vis rečiau keliaus, o čia vis dažniau, šitas kelias taps vis didesnis, platesnis ir intensyvesnis, o šitas per labai ilgą laiką nenaudojamas sunyks. Galima jį ir greičiau panaikinti, apie tai toliau. Kodėl afirmacijos neveikia? Labai geras paveikslėlis. Nepriimkite tai tiesiogiai, jos ne tai, kad neveikia, bet joms būtinas kritinis komponentas, kad jos pasiektų pasąmonę. Kaip sakiau, tai, ką mes girdim, kalbam, jaučiam visais kitais pojūčiais išskyrus uoslę, keliauja per racionalų smegenų centrą. Ir ten susiduria su mūsų įsitikinimais. Ir viena mūsų dalis sako, taip, aš noriu sėkmės, aš noriu paaugti į sekantį rangą Young Living'e, aš noriu gražesnių namų, didesnių, aš noriu tos kelionės į Tailandą. O kažkuri mūsų dalis sako, ne, man tai nesaugu, ne, tokie kaip aš taip negyvena, to nedaro, ne, man nesaugu būti matomai, man pavojinga, ką apie mane pagalvos, aš ne tokia, kaip mane įvertins, kaip sureaguos. Mes taip sąmoningai nesakom savo, bet mes tai išjaučiame. O kadangi mes didžiąją dalį savo, tą paveikslėlį su ledkalniu pažįsta turbūt visi, kad pasąmonė yra 95% mūsų ir jeigu 5% mūsų sako, man pavyks, aš tai padarysiu, o 95% sako, ne velnio, koks bus rezultatas, mes sėdėsim ant sofos, nejausdami šiandien motyvacijos, gal kitą dieną. Pradėsiu sportuoti rytoj. Mano senelis sakydavo, mes ir rūkyti po naujų metų. Jisai tą sakydavo net gruodžio 31, bet sekančią dieną vis tiek rūkydavo. Nes kalbėdavo jo sąmonė ir tikriausiai jis tai laikė gerų jo kelių. Gruodžio 31 žadėti mesti rūkyti nuo naujų metų, bet jo pasąmonė, jo įprotis, jo instinktai, tas gerai išminti takeliai neuronų smegenyse, jau kitą rytą vedė jį tiesiai į laiptinę parūkyti. Ir mus valdo mūsų pasąmonė. Nieko su tuo nepadarysi, reikia rasti, kaip
ją įtraukti į mūsų tikslus, kaip ją sudominti, kaip padėti jai pasijusti saugiai, kad galėtų leisti savo išmėginti kažką tai, su kuo jau turėjo neigiamą patirtį. Vat mažo vaiko, kuris vieną kartą kažkur nukentėjo, tikrai neįtikinsi antrą kartą tą patį padaryti. Jeigu jam nepatiko pas kažką svečiuose, ten kažkas jį nuskriaudė, koks kitas berniukas atgal ten įseitys, kad tikrai nerodys noro. Ir temps jį tik tais prievartą ar įtikinėjimų ar papirkinėjimų. Vaikai labai tiesmuki su tuo dalyku, o mes sugalvojam racionalizacijų, mes nepripažįstam tikrųjų motyvų, nes jie kyla iš pasąmonės. Man didelis atradimas buvo Benjamino Perkuso, jis yra klinikinis psichologas, jo sukurta technika, kaip pasitelkiant eterinius aliejus transformuoti savo emocijas ir realizuoti širdies troškimus. Aš šią techniką aktyviai naudoju savo, nes išsikėliau savo tokių drąsių didelių tikslų ir pasiunčiau visą tą intenciją, sakiau, prašau, padėk man, parodyk kelią. Ir atsiuntė. Tikrai atsiuntė atsakymus, atsiuntė patarimus, kai ką atsiuntė per Jolantą, kuri man labai padėjo ir davė nuorodą. Bet visada paskui sako, o tu tikrai to nori, dabar įrodyk padarydama savo darbo dalį. Tai šita technika, jinai skirta paleisti tam vidiniam emociniam pasipriešinimui į tai, ko mes norim. Mes identifikuojam norą, identifikuojam pasipriešinimą ir jį paleidžiam. Aš šitą techniką šiek tiek adaptavau darbui konkrečiai su ribojančiais pasąmoniniais įsitikinimais. Tai nėra tolimas nuklydimas nuo jos, tik tais šiek tiek kita klausimų serija ir ta coachingo technikos dalis, o visa technika, kaip naudojame eteriniai aliejai, lieka ta pati. Ir norint paleisti, perrašyti savo ribojančius negatyvius įsitikinimus ir reagavimo bei elgesio modelius, darbas susideda iš dviejų dalių. Mes turim paleisti tą negatyvų ribojantį įsitikinimą ir įvesti į pasąmonę naują pozityvų įsitikinimą. Mes jau pradėjome visą šitą darbą nuo antro etapos, kai aš jūs pakviečiau suformuluoti pozityvias afirmacijas, tiems įsitikinimus, kuriuos galbūt užčiuopėt ar dar išmąstysite vėliau. Ir šiandien daugiau pakalbėti noriu šio susitikimo metu, kadangi nesam pasiruošę dar gilesniam darbui ir apsirūpinę reikiamais eteriais, pakalbėkime apie antrą etapą. Pakalbėkime apie tai, kaip sustiprinti pozityvius įsitikinimus, kad jie taptų pakankamai rimta alternatyva ir būtų lengviau sąmoningai save bent sekundžiai sustabdžius prieš sureaguojant automatiškai, pasirinkti tą pozityvesnį kelią. Kaip mes pasiekėme pasąmonę? Mūsų uoslės pojūtis, mūsų olfaktorinis nervas, yra iš jo evoliuciškai išsivystė visa mūsų limbinė skiltis, mūsų emocinė smegenų dalis. Limbinė skiltis susideda iš kelių elementų, tarp jų ir hipokampas, ir migdolinė liauka, ir hipotalamus, talamus, tai yra gumburas, pogumburis, jei teisingai verčiu. Ir uoslės pojūtis, tas olfaktorinis nervas, jisai keliauja į mūsų smegenis ir jisai paliečia, apraizgo migdolinę liauką, apraizgo hipokampą ir iš jų signalai toliau siunčiami jau į kitas smegenų dalis. Tai yra tiesiog mūsų fiziologijos dalis. Mūsų olfaktorinis nervas yra tąsa mūsų smegenų. Mes per čia įkvėpdami tiesiogiai kažką paduodam impulsai į savo smegenis. Ir uoslės pojūtis tiesiogiai susijęs su emociniam būsenom ir elgesio modeliais, dažnai saugomais net nuo pačios vaikystės. Prisiminkit, kur nors įeinat, kažkoks kvapas jums primena žemuogės, vanilė, duona, cinamonas primena, kaip ten ar močiutė sausainius kepė, ar tai į sodą važiavot su močiute, su tėvais. Ir kvapas sukelia labai greitą reakciją. Tai yra pirmykštis pojūtis, pats pirmasis pojūtis, net vienaląsčiai organizmai turi tam tikrą cheminės uoslės formą. Ir
uoslė buvo pirmasis pojūtis ir jo labai primityvi funkcija buvo identifikuoti, ar mums saugu, ar reikia bėgti kovoti. Ar mums kažkas saugu, ar nesaugu. Mes per kvapą įvertinam, ar saugu, ar nesaugu, palanku, ar nepalanku, malonu, ar gali atnešti skausmą. Ar saugu suvalgyti šitą grybą, ar jisai jau sugedęs ir aš nusinuodysiu. Ir kvapas yra vienintelis iš visų mūsų pojūčių, keliaujantis tiesiai į limbinę skiltį, į emocinę smegenų dalį. Visi kiti pojūčiai, mes galim perskaityti knygą apie asmeninį tobulėjimą ir tai pasieks tik racionalą į smegenų centrą, kuris tuo metu apmastys ir pamirš. Tai neduos rezultatų. Norint pasiekti pasąmonę, tą knygą reikėtų skaityti labai labai daug kartų, apmastyti giliai, išjausti, išmedituoti, taikyti. Žodžiu, zulinti, kol tiesiog puslapiai iškris, kad jinai pasiektų gilesnį mūsų asmenybės tą sluoksnį. O su uosle mes tiesiogiai keliaujam į emocinį smegenų centrą ir į pasąmonę. Mūsų limbinės skiltis, tas emocinis centras tiesiogiai, kaip sakiau, valdo streso reakciją, saugu, nesaugu. Ir jisai sureaguoja, ar reikia įjungti tą kovok, bėk arba sustink reakciją, ar jos nereikia, ar ją išjungti. Ir jeigu kažkas tai užuodė dūmų kvapą, man prieš kelias dienas buvo dūmai, smirda, gal gaisras, iš karto stresas, iš karto išgąstis, meti viską, palieki žmogų palaukti ir lėki apibėgti namus, apžiūrėti, gal katinas užlipo ant viryklės įjungė, gal vyras kažką paliko, nes tai stresas, atidariau langus, atidariau duris, viską apžiūrėjau, iš kur degėsio kvapas. Pasirodo, rekuperacinė namų sistema iš lauko traukia, nes kaimynai degina žolę. Bet į kvapą mes sureaguojam akimirksniu, nes nuo to priklauso išgyvenimas. Evoliuciškai tai yra įdiegta ir pas mus likę nuo tų laikų, kai mums reikėjo reaguoti akimirksniu. Ir iš karto streso reakcija paveikia pulso dažnį, kraujo spaudimą, kvėpavimą, paruošia, išplečia visus kraujagyslės, paruošia padavimą kraujo į raumenis, kad bėgti ar kovoti, paveikia hormonus, nuotaiką, viską, pajungia, kad išgyventi. Štai taip stipriai mes reaguojam į kvapus. Kaip sakiau, pirmiausia, kvapas paliečia migdolinę liauką. Jinai įvertina, ar saugu, ar pavojinga, ir jinai atsakinga už atsiminimus susijusius su itin emocionaliais išgyvenimais formavimą ir išsaugojimą. Jis susieja įvykį su jo sukeltų jausmų ir tą ryšį išsaugo ilgalaikėje atmintyje, kad ateityje mes vengtume tokios situacijos arba siektume, jeigu jinai buvo maloni. Ir eteriniai aliejai, jų molekuliniai junginiai, kai kurie iš eterių turi tokius molekulinius junginius vadinamus eskviterpenais, jie lengvai pereina kraujo smegenų barjerą, padidina deguonies kiekį smegenyse net iki 25% ir stimuliuodami tą migdolinę liauką nuramina stresinę reakciją. Iš migdolinės liaukos signalas eina į pogumburį, į prisiminimus, į ilgalaikę atmintį ir leidžia ją atrakinti. Atrakinti tuos įrašus, mūsų tą ilgalaikę atmintį, susieta su kvapais, su emocijom, vaizdiniais, prisiminimais. Tai yra, man tai tiesiog nunešė stogą, tas suvokimas, kaip giliai mus gali paveikti natūralūs gamtos duoti aromatai. Mano mylimiausias mišinys yra Transformation. Ir jisai yra tiesiog sukurtas būti naudojamas kartu su afirmacijomis. Kadangi taip gerai skamba, aš užrašiau angliškai Transformation plus Affirmation. Šis aromatas... Koks sutapimas, man tai gražus žodžiai, net žodžiais, ar ne? Taip, ir šis aromatas palaiko emocinių ir fizinių pokyčių metu, išlaisvina emocinių traumų energiją iš ląstelinės atminties. Va ten į jį sureaguoja mūsų, užkrito žodis, tiek to, sureaguoja mūsų smegenys ir iš ilgalaikės atminties, iš ląstelinės atminties išlaisvina tą įrašytą streso reakciją į kažkokį prisiminimą. Ir jisai padeda pakeisti negatyvius ribojančius įsitikinimus į pozityvius ir palaikančius. Aišku, su bet kokiu kvapu, su bet kokiu eteriniu alieju šito nepasieksi. Mes kilę iš gamtos.
mes intuityviai, instinktyviai, fiziologiškai vienaip reaguojam į natūralius dalykus ir visai kitaip į sintetinius ir cheminius dalykus. Ir dėja, čia jūs susirinkę visi žinot apie kokybės svarbą, apie tai, kuo Young Living eteriai skiriasi nuo to, ką galima pigiai rasti vaistinėje. Ir ties šitą dalim aš galiu nesustoti. Ir mūsų tiesiog sekantis etapas yra prisiminti savo tikslus. Kiek mes kalbėjom apie svajones, apie idealų gyvenimą, jeigu pinigai apskritai nevaidintų jokios rolės. Bet kadangi jie vaidina, tiesiog galite tyliai savo pamastyti, kokie jūsų tikslai, koks jūsų siekiamas rangas Young Living bendruomenėje, kiek norit gauti pajamų per mėnesį, ką norite turėti dėl savęs, patirtis, daiktus, galimybės, ką norit suteikti savo šeimai, ką tai pakeis jūsų gyvenime. Jeigu jausitės saugesni, be abejo, turėdami daugiau pinigų, laisvesni, kaip jausitės taip gyvendami. Ar galite pasakyti taip šitiems norams ir svajonėms, ar jūsų vidus sako taip? Ar pasiruošę šuolį į tą svajonę? Jeigu pasakėt taip, aš žinau, kad mes ne visus klausimus perėjom ir ne taip su tokia pažangia publika netiek daug ribojančių įsitikinimų užčiopėm, bet esu tikra, kad jeigu dar pasėdėsit, pamastysit, padirbėsit su savimi, užčiuopsit kažką tai ir bus kam parašyti kaip atsvarą pozityvią afirmaciją. Ir mano kvietimas būtų pasižadėti dabar viešai viena kitai 21 dieną kvėpuoti transformation ir kartoti savo afirmacijas. Kas pasiryš šitai praktikai? Aš tai pasiryžus tai praktikai, bet transformation dar neturiu. Žinot, kur gauti, jums tai ne problema. Bet aš pranešiu, kai pradėsiu jau, tai aš pranešiu. Ir apie rezultatus taip pat labai lauksiu. O kokia tavo nuomonė, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasirinkti kitą kvapą, aš suprantu, tu rekomenduoji transformation, bet kokia tavo asmeninė nuomonė, jeigu aš noriu šitam reikalui pasirinkti kitą kvapą, kur aš pajusiu vibracijos, kad aš noriu tai daryti su kitų mišinių ar eterių, bet kaip tu į tai? Aš šitame eterinio aliejų mišinyje yra, sakykime, tam tikra kompozicija ir jūs galite žvilgtelėti kokia, man reikės į skaidrės įsidėti. Ir jeigu jūs domintų kažkas iš įeinančių eterių, kurie turi daug seskviterpenų, kaip kedras, kaip frankincensas, myra, super. Jeigu jūsų reakcija sukelia kažkas kito, galbūt ir neturintis tų junginių, bet, kaip sakiau, per olfaktorinį nervą vis tiek stimuliuojama yra mūsų smegenys. Tai aš manau, kad jūs rezultatų pasieksit su tuo, kas sukels didžiausią emocinę reakciją. Ir jeigu jums kels labai pozityvius asociacijas ir jausmus, tie jausmai bus susėti su ta afirmacija, su tuo labai svarbu, jas sakant, sakyti ne vien žodžius, jas reikia įsivaizduoti ir išjausti savo afirmacijas, ir jeigu jūs jas užfiksuosit su pozityvės emocijas keliančiu kvapu, tai taip pat bus efektyvu. Ačiū. Aš pagal vieną išgirstą šitą pačią metodiką, tai aš jau darau, tai tik aš su kitais eteriniais aliejais. Ką jūs naudojat? Stress Away, frankincense, lemon ir lavanda. Lemon dar? Bet tai čia yra tas mišinys paleisti negatyviam įsitikinimui, o įvesti pozityviam naudojamas transformation. Nes mes kalbam apie tą pačią metodiką, žinau, kad jūs apie štai šitą kalbate, su šito pažįstama. Tai Stress Away, frankincense ir lavanda, tai yra paleidimui negatyvaus įsitikinimo, o transformation taip, sakant, viskai atversiu. 2 kartus per dieną, po 2 minutės sakomos afirmacijos. Kvėpuojam tiesiog lašelį į delnus, kvėpuojam į galios pozą ar supermeno pozą ir kartojam savo afirmacijas. Kvėpuojam
Ir kartuojam, atveriam krūtinės ląstą, širdies čakrą, visą savo energetinį lauką atveriam ir kartuojam savo afirmacijas. Bet mums vienoj tai tą patį rodė, būtent va šitą pozą, bet su tais pačiais eteriniais aliejais visus 12 žingsnių, nuo pradžių iki pabaigos. Tikriausiai supaprastino seminarui. Gali būti, jo. Nes originali metodika yra tokia. Aš turiu atsiprašyti, kadangi jau vėlų turiu eiti gulyti vaikus, tai kol kas labai ačiū visiems ir tada susisieksim. Dėkui labai. Sėdžiu. Aš jums parašysiu, atsiųsiu nuorodą į įrašą. Taip. Mano pabaiga visa yra skirta daugiau būsimiems žiūrovams. Galbūt jums netokia įdomi ir aktuali, bet tiesiog glaustai pristatysiu, ką aš ketinu daryti. Ir tiesiog visus norinčius dirbti toliau ir giliau aš norėsiu pakviesti į jau asmeniškai vedamą kursą. Tai bus 12 susitikimų dirbti su atskirai 12 pasąmoninių didžiausių tų barjerų, blokų, kurie riboja žmonių gerovę ir galimybę savirealizacijai. Tai bus toksai videokonferencijų būdu vedamas kursas, kurio metu naudosim coachingo technikas, tos klausimus iškelti, išjautimą, apmąstymus, klausimų seriją ir aromalaisvės metodiką su pasąmonę atveriančia aromaterapija, kvėpuodami eteriniais aliejais. Bus susipažinimo ir tikslų identifikavimo susitikimas ir po to 12 praktinių susitikimų kartą per savaitę. Visą savaitę bus prieinamas paskutinės paskaitos įrašas tiems, kas negalėjo dalyvauti. Pasitelksim privačią Facebook grupę, kad galėtume vieną kitą palaikyti, dalintis patyrimais, aptarti, išgryninti savo mintis ir galbūt surengsim, jeigu bus poreikis, periodinės klausimų atsakymų videokonferencijas jau be programos, o tiesiog išgirsti apie žmonių poreikius ir patirtis. Šito viso kurso įvadinio susitikimo bei 12 užsiėmimų kaina bus užsiregistravusiems iš karto po webinaro 97 €, o kaina tiem, kas prisijungs vėliau, 127 €. Pradžia nuo rugpjūčio 24. Tai bus išankstinės susitikimas ir nuo rugsėjo 7 pradėsime darbą su pasąmoniniais blokais. Kas dėl aromaterapijos, kadangi mums kursui reikės kelių skirtingų terapinės kokybės eterinių aliejų, jie į kainą neįskaičiuoti, tačiau visiems, kam reikės konsultacijos, pagalbos, aš konsultuosiu pasirenkant eterinius aliejus. Jeigu kažkas bus naujas Young Living organizacijai, mielai palydėsiu užsisakant. Ir šitas webinaras publikai bus vedamas mano svetainėje, tiesiog įdėtas matomas puslapyje ir visi, kas norės užsiregistruoti, žemiau bus nuoroda. Ir tuom baigsis mano Liepos 26 dienos webinaras. Ačiū labai, kad visą jį kantriai išklausėt, pažiūrėjot. Dabar aš klausau jūsų pastabų, kritikos. Šimsiu. Štai. Ką jūs manote? Ačiū, visų pirma, Lina, ačiū tau didžiulis, žinai, aš įsivaizduoju, kiek tai yra energetiniai kokie, žinai, kaip čia pasakyti, gražesnį žodį, kiek daug meilės ir energijos į visą tai tu įdėjai. Galbūt šitai pasakysiu. Va, visų pirma. O aš dabar taip ne kažką analizuojant, bet tiesiog klausimą tokį turiu. Nes aš asmeniškai jaučiu, kad vasara yra tikrai ne pats palankiausias momentas tokiam prisistatymui ir netgi pradžia, jeigu įvadas ten pabaigoje rugpjūčio, o pradžioje rugsėjo pradžia. Kodėl tu nori visą tai startuoti dabar vasarą, bet ne nuo rugsėjo mėnesio? Gali būti, kad aš norėsiu pakartoti visą, tiesiog surinkti daugiau publikos savo auditorijos, galbūt pritraukti informacinius partnerius kitus ir pakartoti kitai auditorijai
visą pristatymą, sukviesti daugiau žmonių ir praktinį darbą startuoti vėliau. Jeigu jūs manot, kad vasarą įvadinį seminaras rugpjūtį per anksti, galbūt man reikėtų jį rugsėjį nukelti, kad būtų arčiau, ar ne? Jo. Aš tik tai galiu pasakyti, ką aš asmeniškai daryčiau. Aš tikrai nerizikuočiau dabar startuoti, kada čia rugpjūčio 26 ar 9, čia 2 datos pas mane yra. Aš to tikrai nedaryčiau, nes aš jaučiu, kaip žmonės dabar, jeigu įsibėgės vasarą Liepos čia vidury, nes visi laukiam ir visi žada, kad to jinai ateis, tai vakare prikaustyti žmogų prie kompiuterio ilgesniam laikui, tai man tai yra iš fantastikos ribos, nes visi išsiilgia šilumos, visi išsiilgia gamtos, čia tiesiog net, bet čia yra mano asmeninė nuomonė. Aš iš vienos pusės aš suprantu tą argumentą ir aš jį svarsčiau, bet iš kitos pusės reikia būtinai padaryti tarpą tarp idėjos pasiūlymo, informacijos apie šitą kursą ir jo pradžios, nes žmonėm gali reikėti finansiškai susiplanuoti. Ir jeigu aš pasiūlysiu tą patį mėnesį, žmonės gali būti nenumatę resursų, nes, kaip matot, susideda ir kursų kaina, ir eterinių aliejų. Ir jeigu užsisakyti visus buteliukus po 15, aš suskaičiavau, tai gaunasi 200 su trupučiu eurų. Vien eteriniai aliejai. Taip, tiesiog sakau, mano mintis yra tokia, kad tau dabar reikia paskleisti informaciją apie tokią galimybę prisijungti prie kurso. Tai informacijos sklaidai, mano nuomonė, kad rugpjūtis tai nėra geras laikas. Bet, čia sakau, tik mano asmeninės įžvalgos, tu pati sprendi viską. Kokių dar idėjų pastabų turite? Lina, sutikčiau su Mira dėl laiko, dėl to, kad aš labai esu visame tame tobulėjimo kelyje ir panašiai, bet dabar toks jausmas, bent jau asmeniškai, irgi ateina, kad galvoju, gerai, dabar laikas pailsėti, o tada dar tas įsitikinimas, iš vaikystės, kad rugsėjai jau kaip ir jau tos jėgos jau ateis. Tai su tuo irgi, bet čia vėlgi subjektyvu, bet visą laiką rašiau milijoną komentarų, tai tiesą sakant atsiųsiu, kaip ir žadėjau, viską pagal eigą, nes galvoju, kad dabar taip per vieną žodį pasakyti, tai čia aišku būtų ir padėtų, bet manau taip gal labiau padės. Ir tada galėsim susiskambinti, kad aptarti tuos komentarus, kur surašiau, tai tokia kaip paskaita su viskuom. Bet iš esmės tai manau, kad labai daug medžiagos, labai daug darbo įdėta ir aistros ir labai įdomu ir iš tikrųjų užkabina ir su eteriniais, ir su teorija, ir su pačios patirtim. Man atrodo, visi ingredientai yra nuostabiai prezentacijai ir tikrai labai įdomu ir manau, čia tik tai bus klausimas, gal paskutinė pastaba tokia, kad pagalvoti kaip, nes vis tiek tas dėmesys, jisai išlieka kokį, aš nežinau, gal 40 minučių, ne? Sutrumpinti, ar ne? Ir kurią dalį praleisti? Jo, ir atrodo, jau tada galia tie kursai, atrodo, nuostabu, bet jau man reikia eiti. Bet tai, kad liktų tų jėgų, pasipraktikuoti gal, labai čia toks, kaip angliškai pasakysiu, harsh, bet 30 minučių ir po to maždaug 10 minučių pardavimui tų kursų, ne? Nes ir po to negailė, kad čia medžiagos labai daug, nes galima labai daug tų webinarų skirtingom temom padaryti, ne? Ir pati sakė, jų bus 12, ne? O aš mėgėjau pridėti viską, kad tas perfekcionizmas, nejaugi aš kažko nepasakysiu. Ne, bet čia kaip čia sutrumpinti. Kuo mažiau kartais dar suveikia tas less is more, ne, Coco Chanel, ar ten prieš tai, kas yra pasakę, tai šituo iš tokio labai asmeninės patirties ir iš fiziologinės pasižiūrėk, ar galima kaip nors padaryti šiek tiek trumpiau, kad liktų laiko tavo esminiam pasiūlymui iš tikrųjų, ne, tai bet visus kitus komentarus surašiau, kurie beje yra milijonas labai gerų komentarų. Taip, ačiū labai lauksiu. Erika, jūsų nuomonė? Aš iš tikrųjų su komentarais galėsiu prisidėti, bet reiškia irgi parašyti, Danguolė, ar ne? Tai, kad tai yra didelė vertė ir kad tai yra didelė vertė ir visai Lietuvai ir Young Living bendruomeniai, ne tik tai, kad Lietuvai, ar ne, kurie lietuviams, kurie ieško savo atsakymų. Tai yra viena reikšmė ir man be galo patiko, kad atsirado žmogus kaip tu, kuris turėdamas savo patirtį, ar ne, ir per savo tuos išgyvenimus, per savo tą ėjimą,
tai, kad tu padarei tuos transformacinius žingsnius ir sau gaudama tą rezultatą, tu gali dabar išnešti jau kitiems žmonėms. Man patinka aroma laisvė, tas pavadinimas, tai tiesiog jėga, vien nuo to pavadinimo, supranti, stogas kilnojasi, fantastika. Kad galime šlifuoti visą tai iki begalybės, nes tobulybė ribų nėra, tai irgi faktas, ar ne? Bet vertė visame šiame pristatyme, aš matau tikrai tame labai, labai didelę jėgą. Man be galo patiko ir tikrai labai, labai ačiū, žaviuosi. O techniniai dalykai, tokie kaip laikas, ar ne, tie marketinginiai dalykai vadinu techniniais, tai aš tikrai sutiksiu su tuo, kad padaryti įvadinius ar vieną tą įvadinį tavo webinarą, jį įrašyti ir leisti jį dar toliau pašėrinti, ar ne, kaip sakykime, toks lietuviškas žodis, pašėrinti. Tai tas būtų pravartu iki to laiko, kada jau prasidės rugsėjo mėnesį jau webinarai, nes pasiruošimų laiko tikrai reikia. Žmonėms reikia pasidaryti namų darbų, žmonėms reikia užsisakyti eterinius aliejus, jie turi suprasti, kodėl jie jos turėtų užsakinėti, ar ne, kad tai yra jėga. Ir tam viskam reikia laiko. Vasara toks metas. Išsidūzgia visi, kas kur gali, kur šilta, kur galima pasikaitinti dar, žinai, kažkokiuose saulės spinduliuose, dėl to tikrai kelk į rugsėjį. Bet dabar per šitos mėnesius padaryk tą paruošimą į darbą, kad vis daugiau žmonių vieni kitiems iš lūpų lūpas perduotų, supranti šitą informaciją, šitą žinutę. Ir tada bus jėga. Tada rugsėjo mėnesį bus jėga, nes visi jau sėdės. Ruduo atėjo. Nu, pas manęs jau yra gal porą šimtų žmonių užsiregistravę Liepos 26 šitam webinarui žiūrėti, sužinoti apie savo pasąmoninius įsitikinimus. Mėginsiu aš jų apkarpyti ir bet kuriuo atveju pravesti, o tada datas galbūt starto nukelsiu. O Young Living bendruomenė, jeigu jūs manot, kad labiau susidomės ir aktyviau dalyvaus šiek tiek atidėjus į vasaros pabaigą į rugsėjį, aš galiu nukelti, paruošti tada reklaminę medžiagą, laiškus, grafiką, atsiųsti platinimui, kas sutiks perduoti savo linijose ir galbūt pakartoti tą webinarą tiesiog vėl sekančiai bendruomeniai ir aš tiesiog taip ir galvau, kad dabar turiu pakankamai laiko iki planuojamo starto ir aš galiu netgi keletą kartų vesti ir vis tobulinti, žiūrėti, kas pasiteisino, kas ne. Noriu mėginti pritraukti ir kitas bendruomenės. Aš turiu klausimą, Mira, kad mes nesidubliuotume, aš savo ruoštų siūsčiau per Young Living virtualų ofisą, ar ne? Taip, bet jis dar neveikia. Aš šiandien, man atrodo, dar paskutinį dieną mes tikrinom, jis dar vis neveikia. O tai tau. Aš skambinau jau į Vladimirų, jis man neperskambino ir neatsiliepė. Tai dar jis yra užlūžęs, žinai, bet... Ir negaliu nieko komentuoti, kadangi man buvo pažadėta, kad jį pataisys jau prieš 3 savaitės. Bet aš dabar Danguoliai labai irgi pritarčiau, kad aš suprantu tą norą pasakyti viską, ką turi, ar ten kad dalį, ką turi iš šitos temos, bet tiesiog fiziologiškai žmogus negali, turbūt 45 minutės yra ta riba ir tas optimalus laikas išlaikyti dėmesį, ne, ir suvalgyti visą tą informaciją. Kita vertus, kadangi aš tikrai neparašysiu daug komentarų, nes aš žinau savo kitą dieną. Sakykit, žodžiu. Aš dabar tik tai, ko aš pasigėdau ir kai sakau, kad reikėtų patrumpinti bet kurios dalies, man norėtųsi labiau, nes mano akim žiūrint, tu esi unikali, visiškai absoliučiai. Ir žinant tavo, kiek tu dabar pasipasakoji, nuo kokia buvo pradžia ir tavo energetinis užtaisas, koks jis yra pozityvus, stiprus, kokia tu esi graži ir fantastinė ir supranti, kad žmogus visą tai yra žmonės, kurie greitai suvirškina informaciją ir situaciją yra, kuriem reikia šiek tiek lėčiau. Tam, kad žmonės suprastų, kad visa tai veikia ir tu esi gyvas viso to pavyzdys, aš, pavyzdžiui, pasigėdau tokio dalyko, kad ir ten kelių slaidų su tavo nuotraukom ir konkrečiais faktais. 6 metų tau pasakė mamytei tas, tokių metų pasakė tas pasakė neįmanoma, Ir tokiu būdu mes gaunam prieš istoriją ir mes matom šitą fantastinę, nuostabią damą, žinai, ir tada iš karto, aha, tai reiškia, tai veikia. Ir tai jau užkabliuoja.
O paskui, ką tu paliksi ir kaip, tai jau yra detalės ir tai, kaip Erika sakė, tobulumų ribų nėra ir žinau pagal Saulių, kad kiek galima tobulėti, paskui būna vėl mėnulio fazė, ne mėnulio fazė, žinai, visą tai gyva. Bet mano būtų siūlymas toks. Dėkui labai, pamėginsiu. Vizualiai, kad tai matytųsi ir nuotraukos kažkokie faktai, čik, ir štai aš esu, žinai, ir tas man yra vertybė, tas yra pagrindinis, kodėl aš žiūrėčiau ir jungčiau. Nuostabu, būtinai padarysiu. Techninės informacijos apie smegenis ne per daug, neišgąsdint žmonių. Aš manau, jinai reikalinga ta informacija iš tos mokslinės tokios pozicijos. Manau, reikalinga. Man tai jinai priimtina yra. Ar galima anksčiau kažkaip ją padaryti? Čia kitas klausimas, jeigu galvojant, kad vis dėlto tikrai reikėtų trumpinti visą tą. Bet jinai reikalinga, vienareikšmiai. Ačiū Jums visoms, kad skyrėt laiko. Nusiųsiu visą pabaigą, sustabdysiu dabar įrašymą, nusiųsiu visoms, kieno mailus turiu, kad galbūt kažką norės praleisti, žvilgtelėti, ar vėliau kažkokių minčių kils ir vieną mailų pasinaudosit mano, kad atsakyti. Ačiū labai už Jūsų laiką, labai vertinu šitą dovaną ir Jūsų komentarus, pastabas, palaikymus, man tai labai svarbu, čia mano didžiausias projektas, ką aš taip savo mečiau iššūkį ir įmečiau save į vandenį, skęsk arba plauk, padaryk, štai data padaryta, viskas. Bet Lina, ir tau ačiū, kad leidai bent jau man būti šitoje kelionėje kartu su tavimi nuo pat pradžių ir tiesiog tikrai ir dovana ir man tai yra. Taip kad sveikinu tave atlikus tokį darbą ir toliau turint tą entuziastingą norą eiti į priekį. Ir būti tokia drąsiai, kaip išklausyti mūsų visą tą kokią nuomonę ir panašiai, čia irgi jau reikia gan pasiekus būti lygiai, kad atsverti. Juokauju, čia tokie konstruktyvūs patarimai, čia ne kritika. Va, Erika, Mira, susipažinkit, čia bus mūsų būsima lyderė. Aš turiu labai didelę ateitį tavo matau. Ne, Lina, iš tikrųjų visi suprantam, vien tas dalykas, kad pasakyti, pakritikuokite, pasakykite pastabas, tai yra jau toks, žinai, pažangos lygis, nes tai yra kiekvienam baisu, tai yra normalus dalykas, kad kiekvienam baisu, nes tobulybės nėra ir visai kažkas kažką pakomentuot, turės ką pakomentuoti ir nebūtinai pozityviai visi. Aš netaip seniai kovo mėnesį Vilniuje vedžiau užsiėmimą apie taro kortas. Viena moteris iš užsiėmimo atsistojo ir labai nepatenkintai pasakė, čia ne tai, ko aš tikėjausi, aš labai nusivyliau, aš tuščiai sugaišau laiką. Visi kiti daugmaž patenkinti, o šita atsistojo, va tai pasakė ir nedavus nieko atsakyti išėjo. Ir aš buvau šokiruota savim, kad aš sugebėjau labai gražiai nusišypsoti, sakyti, mielosios, koreguojam tada planą, sakykit, ko jūs tikėjotės, ir keičiam tolimesnę eigą, kad jūs tai gautumėt. Ir tai buvo taip faina man pačiai, kad aš pagaliau nebebijau to atstumimo kritikos, kad nebėra to kabliuko užkabinti. Jo. Nes anksčiau tai tikrai buvo siaubas, ką apie mane pagal nedaug dievė kažkas viešai kažką pasakys, viskas. Aš turėsiu dingti, nes aš negalėsiu pakęsti, kad tie žmonės, kurie tai girdėjo, mane žiūrėtų. Lina, tau turiu vieną klausimą. Kaip sako rusų, kavardai vapros. Ką tu darysi, kai uždirbsi savo pirmąjį milijoną? Nes po pirmojo supranti, kad bus ir antras, ir trečias. Tai mano klausimas ir apie tai, ar tu uždirbusi pirmą, antrą ir kelintą milijoną, toliau edukuosi žmonės? Žinot, kokia mano būtų ideali versija ir fantazija? Aš įsivaizduoju gamtos prieglobstyje, tokią ala sanatoriją, ala sveikatingumo centrą, kuriame taikomos netradicinės metodikos, kaip masažai, litoterapija, aromaterapija, psichoterapija, skambantis dubenis, kur žmonės atvažiuoja, kad pailsėtų jų sielą. Bet čia būtų, jeigu pinigai neribotų, aš kurčiau tokį centrą, pritraukčiau specialistus, alternatyvius, kurie funkcinę mediciną per mitybą užsiima, kurie akcentuoja tą
gilų ištyrimą ir supratimą žmogaus holistiškai. Ir būtų siūlomi įvairūs nuo homeopatijos, aromaterapijos iki masažų, mitybos, pozityvaus mąstymo, kad būtų pakankamai ilgą laiką žmogus ten praleistų, kad jisai įgytų ir žinių, ir tas jo kūnas būtų išlaisvintas iš susikaupusių neigiamų energijų ir emocijų. Va, kokia būtų mano vizija. Super, ačiū tau už tavo šviesą. Tikrai. Ačiū Jums už Jūsų. Nu, gražaus vakaro visom tada, iš tikrųjų. Labai malonu susipažinti su visom buvo ir patirti šitą. Ačiū Jums, nuostabiai praleidau laiką. Iki mergaitės, iki. Ačiū, Lina.